iš Pilnų namų bendruomenės įkūrėjo kunigo Valerijaus Rudzinsko kalbos. Kurį laiką glaudėmės prie parapijos, tačiau vietos žmonėms būgštaujant, kad į bendruomenę atvyksta narkomanai, nuošalioje vietoje, Dzūkijos miške įsigijome sodybą, kur dabar kuriamės. Kol kas gyvename itin kukliomis ir netvargingomis sąlygomis. Buvusiame kluone įsirengėme koplyčią, kuriai suteikė Dievo gailestingumo koplyčios titulą. Mažame belangėme kelių kvadratinių metrų svirnelyje apgyvendinome 5 žmonės, o gyvenamojo pastato didesnėme kambaryje 11. Buvusiame tvarte įsiruošėme valgyklą ir kambarėlius pasišventusiems broliams bei reabilitaciją atliekantiems kunigams. Iš viso bendruomenėje nuolat gyvena apie 30 žmonių. Toks susispaudimas bei nepatogumai skatina mus tarpusavio gailestingumui. Tenka išmokti priimti vieni kitų ribotumus, turėti atviras širdis, o ištvermę pranokti priklausomybių pasekmes, ryškiai stebimas dvasiškai ir fiziškai sužlugdytame žmoguje. Todėl kiekvieną dieną mokomės tapti Dievo vaikais, o tarpusavį broliais. Blaivėjimo programoje yra 12 blaivėjimo žingsnių. Tokia yra blaivėjimo programa, kuri garsi ir žinoma visame pasaulyje. Tai vienas iš tų blaivybės etapų buvimo čia, šioje Pilnų namų bendruomenėje. Tai nėra vienintelis metodas juos išblaivinti ir mokyti gyvenimo. Šalia viso to, kadangi mes esame vienuolyje, šalia viso to jie, kas mano galva svarbiausia, mokomi dvasinio gyvenimo, susitaikymo su Dievu. Nes mano giliu įsitikinimu, kaip sako Biblija, geriau žmogui be rankos ir kojos nueiti į dangų, negu sveikam į pragarą. Va, ir tarkime, jų dvasinis atgimimas, jų blaivybė susieta, atremta į Dievo gailestingumą ir pasitikėjimą Dievo gailestingumu, Dievo pagalba, ne į save sukoncentruota, bet būtent į Jėzų sukoncentruota blaivybė. Aš manau, tai yra tas raktas, kuris duoda gyvenimui šansą. Tai yra be galo svarbus momentas. Trečias dalykas, kuris mūsų bendruomenė yra nuolat diegiamas ir nuolat vyksta, tai vadinama darbo terapija. Žmonės darbuojasi ūkyje, tvarko aplinką, ruošia žiemai malkas, atlieka įvairius kitus darbus, buitinius ir taip toliau. Šalia viso šito vyksta meno terapija. Ir žmonės tada kažką bando per meno terapiją, vadovaujami specialistų, atskleisti save, pažinti savo širdį, vidų, savo problemas įsivardinti. Na, po to mokomi ir atitinkamų profesinių įgūdžių. Pagal senovės vienuolynų tradicijas įsirengėme ir vaistinių augalų daržą. Senovėje vienuoliai ne tik savo maistui augindavo daržovės, tačiau ir vaistinius augalus tam, kad ligos atveju susirgus galėtų ir savo pagelbinti ir aplinkinių kaimų žmonėms. Šioje vaistinių augalų knygoje augalai yra susodinti didėjančia tvarka, aukštėjančia tvarka ir kai jie sužydi, skaitome kaip tiesiog kaip gamtos knyga ir grožimės, įvairias spalviai augalai yra. Bet tu žiūrėk, jau tuoj skleisis, garbė žodis pumpurai. Tikrai pavasaris atėjo. Dyvai. Pradžioje mums tikrai tokį gražų postūmį ir gerą davė jo eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis, jam visuomet esame be galo dėkingi. Na ir po to, žinoma, daugybė piligrimų, atvykstančių žmonių, matydami mūsų tą gyvenimą, jie mums padėjo. Tai turime ūkinį pastatą su pirtimi,